Sveiki, aš esu Lina iš 9 mėnesių akademijos ir šiandien pas mus svečiuose Sotera. Sveiki, sveiki. Labai daug mamų tave tikrai pažįsta ir labai džiaugiamės, kad grįžai į Lietuvą ir kurį laiką tikriausiai pabūsi čia, ar ne? Ir šiandien norėsim tavęs paklausti ir pasidalinti savo patirtimi, nes visgi esi 3 vaikų mama. Daugiavaikė mama. Labai džiaugiamės ir sveikinam tuo. Tai kaip jautiesi tu dabar, būdama 3 vaikų mama? Galbūt gali pasidalinti skirtumais, kai tu buvai 1 vaikučio mama, dabar 2 ir paskui jau 3. Aš jaučiuosi bėgime. Tai iš tiesų manęs dažnai paklausia ir ne tai, kad paklausia, bet kartais pasako, 3 vaikai ir čia skamba, kad jau viskas, tu nebegyveni, gyvenimas baigtas, niekur nebegali išeiti ir atrodo viskas. Bet iš tiesų, kas atsitinka, su kuo daugiau vaikų, tuo daugiau tu prisitaikai prie visos rutinos, prie visų rūpešių ir tu pradedi planuotis. Tai va tas planavimas, aišku, su vaikais ne viską gali nuplanuoti, ne kaip šiandien irgi važiavau, vėlavau į podcastą, nes mergaitį reikėjo pavalgyti, ne? Nes aš žindanti mama esu, skatinu žindyti visus, bet iš esmės tai planavimas, ne, tarkim, aš žinau, kad jinai miega, tarkim, nuo 10 iki 1 visada, tai aš va tame tarpe stengiuosi išvažiuoti, sutvarkyti kažkokius reikalus, aš galiu susitikti ir su draugė, ir galiu sutvarkyti nagus, galiu padirbti, nuvažiuoti ten su kažko susitikti, tai visada galima rasti, tai reikia turėti noro ir planuotis. Ir kai tu planuojasi, tikrai gali nuveikti daug. Tai nėra, kad vaikai yra vargas ir kažkokia tragedija. Tai vienu žodžiu, ar 1, ar 3, ar 5, tai viskas priklauso nuo planavimo. Taip, kai susidėlioja, taip yra, nes, pavyzdžiui, mes šiuo metu neturim jokios pagalbos namuose. Dubajų turėjau, dabar yra kitaip, bet kažkaip visada prisitaikai prie tos situacijos ir tavo požiūris į situaciją. Jeigu tau ten kažkas blogai, tai pakeis, kad nebūtų blogai ir viskas. Tai va. Ir žinom, kad tu esi ne tik mama, bet dar ir dirbanti mama ir labai aktyvi socialiniuose tinkluose mama. Taip? Ne vien socialiniuose, aš daug projektų darau ir man patinka dirbti ir aš sakau, aš negalėčiau užsidaryti tarp 4 sienų ir būti tik su vaikais. Aš gerbiu visas mamas, kiekvieną, mes esam skirtinga, kas pasirinka vienokį ar kitokį kelią, aš esu toks vijurkas, man reikia veiksmo, reikia žmonių, reikia važiuoti dylint, daryti tą ar aną, man patinka renginius organizuoti, tai va, prašom apsilankyti mano renginiuose, bet iš esmės, sukuosi kaip galiu ir man patinka suktis. Veikli mama esi. Žiūrėk, dabar tavęs labai daug yra matoma socialiniuose tinkluose, bet tu iš kitos pusės esi. Bet ar pati esi gavusi tokį spaudimą, jausmą, kaip būti gera mama, būtent iš tų socialinių tinklų, ar tau yra tekę va tokį jausti? Aš šiaip pasakysiu, kad mamos apskritai, atsiranda vaikai, buitis, nuovargis, mes nemiegu, bet sėdžiu čia, viskas gerai. Bet ką noriu pasakyti, kad atsiranda tokių kaip, nežinau, pykčio energija iš to nuovargio ir tu pradedi sakyti, žinai, tarkim, aš labai retai gaunu, aš labai džiaugiuosi, kad pas mane seka sąmoningos, nepyktos mamos, jeigu būna piktų, aš visas blokuoju, nes šiaip nenoriu to negatyvo savo gyvenime, aš galvoju geriau palinkėti visiems kažką gero, padėti ir kažkaip tas gėris ir tas geros emocijos tiesiog grįžta. Tai aš stengiuosi atsiriboti nuo viso negatyvo, bet tikrai mamos numėgsta įkišti. Tavo vaikas dar nesėdi, tokio amžiaus jis ten turi sėdėti, arba tavo vaikas ten nevaikšto, arba tu žindai per daug, tu žindai per mažai, tu tą darai anaip ir tą tai. Ir toksai visas užburtas ratas ir tie vaikai visi skirtingi ir mes esam skirtingos, ne, kaip ir sakiau, aš esu lakstanti mama, kitai yra faina sėdėti ir būti namie. Tai čia yra, reikia kažkaip primti apie tai, kad mes visi skirtingi esam ir mažiau klausyti, ką Elenytė, Marytė, Elinutė ten žodžiai sakė ir pasakė. Nes, ir tie vaikai labai skirtingi. Aš turiu 3 vaikus ir aš labai tikėjausi, kad mano 3 miegos. Ne? Ir nemiega. Ir sužinau, ką reiškia nemiegoti, ne? Tai va, ir kitos rašo, tai čia gal kažką netaip darot, gal jūs ten neįsukote, ne. Ten mesgi, kai nemiega tas vaikas, tai tėvai tai viską daro, išsuka ir supinį prisiperka, ten viską, kad tik būtų lengviau. Bet visi tie vaikai skirtingi, skirtingai kažkas ten patinka. Tai va, reikia kažkaip
kaip sakant, nešokti ant tų mamų ir taip sunku, prisipažinkime. Kad nereikėtų lygintis, bet o tu pati, pavyzdžiui, esi save pagavusi, kad net nevalingai vatimi ir pradedi lyginti su kažkuo. Tai kai tu matai... Ir kaip stabdai save šitoj vietoje. Jo, mes socialiniuose tinkluose tikrai matom labai tą pagražintą, ne, Instagramas, faina, tą gražią nuotrauką, aš irgi tą darau ir man patinka, bet dažnai mano sekėjas mane mato ir neįsidažiusią, ir neįsiplovusią galvą, ir susivėlusią, pavargusią ir taip toliau. Bet kai tu pamatai labai daug gražių mamų, pavyzdžiui, tenai eina visada pasitempus, ten aukštakulniai, tu galvoji, kaip gražu, tikrai gražu, kai moteris yra pasitempus, susitvarkiusi, ne, bet kaip tai padaryti, nes aš sakau, aš džiaugiuosi, kad šiandien į podcastą atėjau, užspėjau pasidažyti, galvoju, ateisiu neįsidažyti, ir kas, who cares, žinai, iš tos pusės. Tai va, tai kartais pradė galvoti, jinai taip gali, kaip man čia taip būti, žinai, bet tada tu kažkaip nebeapsikrauni, stengiasi pagalvoti, gal jinai tokia yra, gal jai taip gaunasi, žinai, kažkaip. Bandai nesilyginti, nes tu įsisukus savo rutiną ir šiaip mažiau galvok apie kitus. O daugiau savo veiklą, vaikus ar ne, įsitraukti. Kai tu pradedi labai lygintis ir žiūrėti kitus, nežinau, tada turi per daug laiko, reiškia, per mažai kažką darai, per mažai vaikų gal turi. Iš esmės taip, nes aš, pavyzdžiui, neturiu laiko nei ten kažką apkalbinėti, nei su kažko lygintis, nei kažką ten nustebti. O, Lina, ar nuskūstos kos ar neskūstos, žinai, kas nors, ten, žinai, tokie paprasti dalykai. Tai tiesiog, nes aš neturiu laiko, tai reiškia, aš turiu pakankamai veiklų, kad nesilyginti ir Tai iš to išplaukia, kad jeigu mamos save pagauna, kad, tarkim, jau lyginisi labai daug su kitomis mamomis, tai ką reikia daryti? Susiplanuoti veiklų? Kažkokių veiklų. Nežinau, eikit su draugės, eikit sportuoti, sveikata, ne, su metais. Ir visos veiklos tada įtraukia ir mažiau lieka laiko. Taip, bet tu mažiau kažkaip galvoji. Aišku, faina pasižiūri, ten reikia pasižiūrėti ir faina, aš irgi mėgstu tam socialiniam tikluose paskrolinti. Faina pažiūrėti, visada gera matyti gražų žmogų, susitvarkiusi žmogų. Bet, supraskite, kad realybėj, Arlina, irgi būna, namie, negi vaikšto tenai. Tikrai labai papūstais plaukais, makiažai. Tai aš ir džiaugiuosi, kad tu parodai natūralią tą motinystę, nes jinai gali būti ir labai graži, ir mes, kai būnam pasipuošusios, einam su draugėm į kavinę, bet būna ir ta kita pusė, kai serga vaikai, nemiega vaikai. Taip, ir esi išvargęs. Dar blogesnis variantas, kai ir mamos serga, ir vaikai serga vienu metu. Visi serga. Tai va, už tai ir klausiam tavęs, kaip tu sugebi išbristi, tarkim, iš šitų dalykų ir parodyti mamam. Tai va, su veiklom pagrindinis vaistas mamoms yra veiklos. Pavyzdžiui, man labai patinka, tarkim, netgi kai aš jaučiuosi pervargus arba ten, nežinau, emocijų labai daug, nes buvo pas mus daug visko, ne, paskutiniais mėnesiais. Tai aš, pavyzdžiui, mane labai tokia terapija, netgi tvarkymas. Aš išverčiu visą spintą. Aha. Rūšiuoju kažką į labdarą, kažką parduoti, kažką tiesiog persirūšiuoti ir tu tiesiog irgi atsijungi nuo visų dalykų ir tau nebėra laiko ten kažką galvoti, kažką sakė, kaip tu atrodai, tu tiesiog tvarkais ir tu susikoncentruoji tą veiklą, kurią tu dabar darai. Tai va, tos veiklos tikrai. Tai antras patarimas - tvarkytis. Tvarkytis. Aš esu labai didelė pedantė, bet man labai padeda tikrai. Tai va, jeigu jūs esate pedantės, tai tvarkymas jums tikrai padės. Bet šiaip gerai apsitvarkyti. Visada reikia, taip. Tai dabar dar turiu klausimą, bet nors tu labai daug parodai socialiniuose tinkluose. Iš tikrųjų ne, taip atrodo, bet iš tikrųjų klausimas, o ko nerodai? Aš labai daug ko nerodau, nes, pavyzdžiui, jūs nežinote, kai sakinėjasi, atsiprašau, labai fainas kėdės, tarp kitko. Tai man iš tiesų, kas užstrigo dabar. Ko nerodai visgi? Ko nerodau, tai aš vyro nerodau. Ir aš norėčiau irgi, man labai gražu, socialinius tinklus matau ten tėtis, mama, ten su vaikais bučiuosi. Aš irgi norėčiau, žinai, man faina, tai pažiūrėti, happy family, žinai, iš tos serijos. Bet mano vyras labai nemėgstu socialinių tinklų ir aš gerbiu šitą jo pasirinkimą. Ir, pavyzdžiui, mes visai nerodom nei santykių, nei praktiškai, kur mes labai daug kažką dar veikiam, ko dar nerodom. Aha. Mes, pavyzdžiui, turim tradiciją, penktadieniais pas draugus žaidžiam kataną. Aha. Labai retai, kad įkeli, bet tiesiog tu numeti tą telefoną, nes tau reikia pailsėti. Ir aš nefilmuoju, aš filmuoju tai,
kuo aš gyvenu, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, aš noriu kažką įsikalbėti, ten, nežinau, kažkokias emocijas apie kažką, tai aš pakalbu ir tada aš kažką ten darau, ašgi nefilmuoju kiekvieną savo žingsnį. Ir atrodo, kad tu, nors yra tų story, bet tai yra, kiek tu sudėsi ten, nežinau, 3, 4 minutės, 5 minutės, bet tai diena tai yra ilga. 24 valandas. Tai yra labai trumpi tokie momentai, ką tu veiki ir pavyzdžiui, nu, tai aš nefilmuosiu, nes aš noriu irgi kažką pasimėgauti, ten kažkokią veiklą su vaiku, susitikimų su drauge, nežinau, to tvarkymas, jeigu aš nefilmuoju, kaip aš dabar ten rašiuoju. Tai va, kažkaip, nu, tikrai nėra tiek daug, nors atrodo, kad daug, bet aš tikrai dar ir atsirenku. Aš viskas koncentruosiu į mano tą darbą, nes aš esu ta apžvalgų blogerė, aš aplankau parduotuvės, 9 mėnesiai, prašom apsilankyti. tai kažką išbandau, tenai darau tas apžvalgas, sakykime, ne. Bet ten kažko ten labai daug, tenai, nu, kažko, ten savo draugų nefilmuoja, ten panašiai. Palieki erdvės ir savo asmeniniams dalykams. Ir dar esu išmokusi tai, čia irgi dėl saugumo, kad tarkim, jeigu aš dabar esu kažkokiai parduotuvėje, ten filmuoju reklamą kaip pavyzdys, tai aš šiandien kelsiu tą minutę, nu, kad nieks nežino, kada aš filmuoju, ar vakar, ar užvakar, ar prieš valandą, tai vat irgi taip irgi paskirstau, kad ne viskas išeina taip online live, kaip čia. Čia, supratot. Taip. Tada ar manai, kad dabar mamos jaučiasi labiau spaudžiamos socialinių tinklų, negu, tarkim, kai tu pirmo vaiko susilaukiai? Tai čia buvo prieš kiek metų? Prieš kiek tavo? 10, bus 11. Jo, apskritai, kai aš pradėjau rašyti tą tinklaraštį, aš net nežinau, kas, nu, kas čia yra, čia kažką pradėjai daryti, ko nežinau, nes niekas nemokė, dabar seminarai, tapkite influenceriais, blogeriais. Tu buvai savamokslė. Vartotojai tenai, kas yra tikslinė auditorija, o tu ten tiesiog varėjai, niekas tavęs nemokė ir tu tiesiog norėjai išreikšti kažkokias mintis. Tai buvo taip, nu, kad žmonės nesuprato, kas vyksta. O dabar jau visi viską žino apie tos socialinius tinklus. Tai aš manau, kad irgi žmonės pradeda atsirinkinėti, kas tikra, kas netikra, vis tiek jaučiasi, nu, kaip bebūtų. Bet iš tos psichologinės pusės, kaip manai, ar mamos dabar, pavyzdžiui, šiandien dienai jaučia dar didesnį spaudimą labiau pasilyginti viena su kita, negu tada, kai buvo startas tik socialinių tinklų. Ar gal mes dabar su laiku jau užsigrūdinam, užsiauginam storesnę odą, kitaip tariant, ir jau žinom, kad ne visko galbūt galima tikėti iš socialinių tinklų. Tai šitas yra. Ir atsirenkam tinkamą informaciją apie ligas, pavyzdžiui, vaikų, ko gali sekti, ko ne. Tai kaip, ar ta oda mūsų stipresnė dabar, storesnė, ar čia nuo labai priklauso nuo žmonių, nes žmonės yra labai skirtingi. Ir šiaip aš pasakysiu, vat, tarp gyvenimo, tarp Lietuvos, užsienio važinėjimo pirmyn atgal, aš pastebiu ir kai tu gyvenai, taip smarkiai nepastebi, bet kai tu išvažiuoji, net tada labiau pastebi, kad šiaip lietuvės mamos yra labai tokios uždaresnės, atsargesnės, tokios labai drovios, tokios, nu, kaip sakant, nu, tokios neatsipalaidavusios, to atsipalaidavimo nėra, nes aišku, pažiūrėkit, užsienio mamos, tarkim, Dubajaus mamos, ne, jos turi pagalbą, kiekvienose namuose tikrai yra vadinama ta nenė arba maid. Ir kurios padeda tau ir tvarkytis, ir sirti, ir plauti, ir žodžiu, ir vaikus ten suruošti į mokyklą. Tai tos mamos ten įsišiepusios laimingos, nes jie nuo jų nuima tą buitį. Buitį nuima. O čia, žinai, visko yra, mes ir dirbam, ir plaunam, ir valgį daryti, ir vaikus auginam, ir žodžiu, mes viską darom, ir čia kuo daugiau darom, tuo labiau dar norim daryti, nes norim įrodyti pasauliui, kad mes čia superhero, žinai. Bet va tas yra, kad nu, socialiniuose tinkluose, kai tu pradedi matyti irgi tą labai gražų gyvenimą ir tu, pavyzdžiui, jo neturi arba norėtum turėti, irgi pradedi irgi ten, nu, ar gal ir pavydėti, ir gal save apkrauti. Tai va, iš esmės manau, kad labai priklauso nuo žmogaus, koks jis yra ir koks jo požiūris, ar jis ten yra tas užsidaręs ir toksai, žinai, kažkoks ir ten tada. Nu, čia labai labai skirtingai, bet aš manau, kad dabar yra labai daug, mes visko matom, labai daug informacijos ir galbūt tai mus irgi kažkiek kontroliuoja ir pradeda, nu, visokių minčių įtraukti jo. Tai vat, nu, vat, kažkaip sunku ir atsakyti, nu, bet esmė supratot. Širpti, bet man toks kaip dežavų, nu, čia jau gausi dežavų. Kad jau esu kažkada su tavim va taip pasėdėjus ir kalbėjus ir tu su ta rožinė palaidinė.
Tai Sotera, o kaip tu pati saugai savo psichologinę sveikatą, nes iššūkių tavo gyvenime tikrai nestigo, ypač pastarosiamis dienomis ir mėnesiais, kaip čia įvardinti. Iš tiesų, man buvo viena mama parašęs, kaip jums čia nesiseka. O Jėzus, man atrodo, jūs užkeikta, ten kažkaip tai parašė, aš taip žiūriu. Sakau, ar ten liūtis nėra Lietuvoje, ar ten tavo, ten nežinau, artimas žmogus nemiršta Lietuvoje, tik tai kažkur kitur. Na, gyvenimas toks yra, žinai, jis banguotas yra, tai geresnės, tai sunkesnės dienos. Taip mums sukrito, ta prasme, aš suprantu, kad čia yra kažkas neįmanoma, kad Dubajų pradėtų bombarduoti, tai yra, niekas nebūtų nuspėję, jeigu būtų neįmanoma ir žemės paprastiems žmonėms žinočiau tokių dalykų. Jo, ir tu nenuspėsi tokių dalykų, atsitiko tai, bet tai yra gyvenimas, visko gali nutikti, bet aš kažkaip, kaip nepalūžta, ne visame tame, tai su darbai, su veiklom. Ir aš atsimenu net, irgi, arba susikaupime, ne, kad viskas bus gerai, tai aš atsimenu labai tą momentą, kai mes 3 nakties evakavomės iš Dubajaus, kai man reikėjo važinėti karinę bazę, kuri šiuo metu labai stipriai bombarduojama. Aš sėdžiu gale su mama, sesė, savo 3 vaikais, aš važiuoju drebančiom rankom, tai buvo pati baisiausia mano kelionė. Ir aš sėdžiu ir dabar, aš panikuosiu, baisu tenai, ta prasme, šiaip aš nesuvokiu tokių dalykų, krentantis tos nuolaužos, sprogimai, vien tas garsas yra, labai labai didelis. Ir tu važiuoji ir tu galvoji, tu gali panikuoti, nežinau, padaryti avariją, žinai, iš nervų, kaip žmonės, kaip negali sėsti ten girtas už vairo, nes negali, ir taip pat kaip esi, žinai, kažkokiam strese. Aš taip užsimerkiau, sakau, viskas bus gerai, aš turiu 5 gyvybės savo mašinai be savęs, aš turiu jas apsaugot ir aš važiuoju. Ir va taip gyvenime tu ir varai, susikaupi, iškvepi ir varai. Jo, tai va tas yra, ir kuo daugiau mus skaldo, kaip bebūtų, tu stipresnis esi, žinai, tas, kas mūsų nepalaužia, tas padaro stipresnius. Taip ir realybė, taip ir yra. Ir jeigu tu, žinai, gauni, nežinau, kažkokie blogi nutikimai, arba tau nesiseka, tarkim, nežinau, su darbais, ten, kai būna irgi mamos prašo, o jums labai lengva, jūs čia Dubajus, čia Ispanija, čia namai, O čia atrodo tėvas, sako, žiūrėk, nori į Dubajų išvažiuoti, nori mašiną nemokamai duosi. Tai viskas eina per sunkų darbą, kuris ne vien yra fizinis, bet yra ir emocinis, nes tu, būdamas viešas žmogus, labai daug irgi išgyveni. Taip. Bet tu, žinai, esi tas, kur, žinai, tave apdaužo, ir toliau varai. Ir kažkaip, žinai, taip ir nepasiduodi, nes, kitu atveju, tai tada, susiskleisk ten į kampą ir verk, ir ką tu pasieksi. Turi vis tiek, keliesi ir eini. Keliesi, tai va, sakau, tu gauni, kaip sakant, į galvą, pasipurti ir varai toliau. O kaip kitaip, žinai, tu turi, žinai, šeimą, aš visada viską darau dėl savo šeimos. Ir jeigu reikės, aš, žinai, sakau, aš viską galiu gyvenime daryti ir tualetus valyti, ir čia viską, jeigu reikės, nebebus ten pinigų, kai atsiranda, žinai, mamos, kurios rašo, o aš neturiu, ten nesiseka, tai daryk kažką, tai eik dirbti, jeigu man būtų blogai, aš eičiau per 10 darbų dirbti, kad padėčiau šeimai. Tai čia va irgi tas yra požiūrių klausimas, kad, ar mes tingim, ar mes nenorim, ar mes tada pasirenkam tada susiskleisti susigūžti, ne į tą kampą. Tai va, čia irgi dar apie tą, netgi taip nukrypsiu šiek tiek nuo temos apie Discordą, kuri, aš nežinau, ten programėlė, ar ten chatas kažkoks, aš niekada jame nebuvau, bet labai daug girdis. Netgi kai aš atsimenu, laukiausi, girdėjau, viena ten pažįstama sakė, man sakė ten kažkas, Sotera tikriausiai laukėsi, sėdi ten visos chatina, Jėzus, kaip įdomu, žinai. Ir aš galvoju, kokie žmonės apskritai sėdi tokiuose chatuose, kur tu nerodai savo tapatybės, slėpi. Tai reiškia, tu arba turi kažkokių psichologinių problemų, nes kodėl tu turi slėpti ir apkalbinėti kitus, arba tu neturi visiškai ką veikti, nes aš neįsivaizduoju, kaip tu gali rasti laiko ateiti ten apkalbinėti, kas ten laukėsi, kas ten įsiskyrė, kas pasibučiavo, kas pirko, kas pardavė, kaip kas atrodo, kokie batai. Aš neįsivaizduoju, tai aš manau tik nelaimingi žmonės arba tie žmonės, kurie neturi ką veikti. Tai va, kai tu turi veiklų, kai tu turi šeimą, kuri tave motyvuoja, nežinau, kaip tu tiesiog, tu bandai išlikti stiprus ir kovoti, ta prasme, mes mamas esame žvėris. Aš atsimenu, kai susilaukiu Oretės, aš pajaučiu, ką reiškia tas sužvėrėjimas, kai dėl savo vaiko tu gali padaryti bet ką. Jeigu reikės ginti, tu galėsi, aš pažiūrėjau, ten kokį ten šautų, kažką nušauti, neįsivaizduoju, kad aš galėčiau padaryti, bet jeigu
grėstų gyvybę, aš tikrai ir šaučiau, ir ten beleką padaryčiau. Efekto būsenos dar ypatingai, kai tu gini. Tai va tas yra tas to žvėries, tos tigrės, žinai, tas kraujas pas mus. Tai va, ir reikia jo nepamesti, reikia kovoti, eiti per gyvenimą, ir jeigu sunku kažką pakeisti. Aš irgi, žinok, savo darbę irgi dažnai susiduriu, kad mamos prisiklauso visokių dalykų, tarėsi tarpusavėje, gydosi tarpusavyje, gimdavos net tarpusavėje, nes irgi vienai buvo taip, kitai taip. Tai jeigu tau tai buvo, tai kažkas labai blogai. Kažkas blogai, bet aš irgi iš savo patirties galiu pasakyti, kad internete dalinasi dažniausiai tik nesėkmingomis istorijomis. Ir jos labiausiai įdomiausias, ir kai tau nesiseka, visiems labai įdomu. O geromis istorijomis, geromis praktikomis, iš tikrųjų žmonės mažiau linkę dalintis kažkur socialiniuose tinkluose, nes jie džiaugiasi savo šeimose, su savo artimaisiais ir gyvena savo gyvenimą. Tai irgi, va, tų tokių rašymų internete reikėtų vengti turbūt, ar ne, nes jie... Žinau, to palaikymo labai reikia, nes sakau, tos mamos, kaip aš minėjau prieš tai, kad jas būna išvargusios, pavargusios ir tada gaunasi, kad to pykčio irgi atsiranda arba pavydo kažkokio. Tai va, aš palinkėčiau kažkaip geriau palaikyti, nes ir taip tai mamai sunku, ne? Tai, pavyzdžiui, ten yra mano, tarkim, draugė neseniai pagimdė ir jos gimdymo istorija pakankamai, sakyčiau, netgi žiauri, jinai ten, ten pasie buvo viskas labai ten blogai, bet žinai, bet nesakyti, o čia ten varyti, ten daktaras, ar ten kažkas ten blogai, tu kaip tik palaikyk tą mamą, viskas bus gerai, va, svarbiausias sveikas vaikas, tu gyva, pasidžiaugti, žinai, yra visada raskime, kuo pasidžiaugti reikia. Tai va, aš manau, kad ir palaikyti, rasti netgi tą bendrystę, kitą mamą, kuri galbūt išgyveno kažką, nes labai gera išsipasakoti, įsikalbėti ir palaikyti vieną kitą, kad, žinai, iš tos pusės, išsikalbėti iš tos teigiamos pusės. Iš teigiamos pusės. Tai va, tai manau, kad tas labai labai svarbu ir to trūksta palaikymo, pačioms mamoms labai trūksta. Aišku, yra psichologai ir taip toliau, tai bet visada tai galima rasti. Ne ta kategorija. Aš nežinau, aš, pavyzdžiui, niekada nesilankiau ir niekada nelaikiau, nes aš kažkaip su metais išmokau save nuraminti, pavyzdžiui, mane nuramina šokoladas. Aš žinau, nesveika, ten cukrus, nutela. Pieniškas ar juodas? Kinderiukai. Kinder tieža. Taip nesveika, žinau, nerekomenduoju valgyti, bet kai tu būna stresas, pavargus, aš suvalgau tą plytą to kinderio, tu žinot. Taip, jos tebės. Su kiaušiuku. Ir man taip gera pasidaro, atrasti, kas tave nuramina. Ir toliau pakelia. Tai cukrus tave pakelia. Arba aš nusipirkau fotoaparatą grįžus iš savo evokacijos, nes man buvo taip liūdna ir visko čia daug, ir čia, sakau, ir viskas, vaikas gimė, čia, visko per daug, per trumpą laiką. Jau nusipirkau svajonių fotoaparatą, kurį ten senai svajojau ir dabar laiminga, galiu fotkinti. Tai tai ras tokia, čia sakau, čia tokia gal blogi pavyzdžiai, tiesiog, arba išeikti, nežinau, arbatos su draugė išgerti. Labai geri pavyzdžiai. Sufotingai. Bet moterį nupirkiniai kažkokie, moteriški irgi faina, pradžiugina. O ar tu mėgsti grožio procedūras, ar tave jos gydo, atstato, pavyzdžiui, padeda įgauti jėgų? Aš esu galbūt ta, kuri ten nieko, jokių injekcijų ten nesidariusi. Gal reikia, aš nežinau. Bet aš labai tokia, nes kas darosi, viskas gerai, aš sakau, niekad nepeiksiu ir visada džiaugsiuos, svarbu laimingas. Bet masažai tau... Bet masažas mane labai atpalaiduoja, tai aš nėštumo metu, aš dariausi kiekvieną savaitę praktiškai masažą. Nes būdavo ir skausmų, ir nugarą, taip toliau, tai man labai padėdavo, bet tas masažas tikrai atpalaiduoja. Atpalaiduoja. Ir sportas labai dar atitraukia mintis. Bėgiojimas, tiesiog šokiai kažkokie, tikrai labai daug tų gerų emocijų. Kai mes judam, kai mes kažką darom, tiesiog padeda atitrūkti nuo visko. Aš labai pati nemėgstu sportuoti. Aš irgi nemėgstu, bet reikia. Šiemet atradau pilates. Tikrai verta išbandyti. Aš esu bandžiusi, aš buvau jogai, 2 kartus nuėjau, 2 kartus užmigau. Bet reikia ir pamiegoti. Aš nežinau, aš dabar pas kineziterapeutę lankausi. Tai jinai man ten šneka, čia dubenkaulis, aš sėdžiu. Jau beveik mėgau, žinai, man visas veiklas, kurios tokios lėtos, ir dar kai esi dar pavargus nemegojus, tai ir ištrūkus ten 4 valandų, tai sako, ar viskas gerai, sako, jo, aš tik biškį mėgaus. Bet labai gerai, žinai, kažkur nait, kas to tenkina, pavyzdžiui, man tenkina zumba, pavyzdžiui, išeina man ten kraipytis, man labai patinka, bet dar kol kas negaliu, nes nugara ir viskas. Dar neleidžia. Šiaip dar tik šiandien lygiai 2 mėnesiai, mano dukrytė, tai
Tai va tik dabar galiu įsivažiuoti tos sportus. Bet sakau, veiklas, sportas, nesvaru, piešimas, va tapyba labai padeda. Piešti labai gerai šiaip. Tau patinka piešti? Aš nemoku piešti, bet man patinka, nes tada irgi tu pasini, tas pats kaip su to tvarkymosi, ne? Tu įneri tą piešimą, tą veiklą ir tada tu nebegalvoji ten apie skalbinius darbus, problemas, tu tenai galvoji, kaip ten tau nupiešti gražiau tą liniją. Ir tada tu pailsi. Pavyzdžiui, man labai, atsimenu, pailsėdavau, aš darydavau tokius renginius mažus Dubajui su mamom. Man labai patinka visi tokie dalykai, kur šaudytis, lazeriai, ten kovos. Veiksmas. Jo, aš labai norėjau stoti į karo akademiją, man čia buvo svajonė, aš galvoju, ar ten policijos akademija. Man patinka tie visi tokie berniukiški dalykai. Ir aš pasiėmiau draugas, kurios ten žino, tos, kur ten visas aukštakulis, visą pasitempusios ir kurios nesupranta tų dalykų. Ir sako, gerai, namsotė, jeigu ten taip nori. Ir man atsimenu po kelių kartų, sako, kaip aš atsipalaidau, nes aš visiškai atitrūkau nuo visų rūpešių, darbų, veiklų, vaikų, nes ir mes turim ir nuo vaikų, kaip sakant, pailsėti, ne tai, kad nuo vaikų, bet apskritai nuo tos rutinos tarp vaikų. Tai va kartais tokios netgi keistos ar neįprastos veiklos tave labai labai atpalaiduoja ir tada tu tiesiog persikrauni ir toliau važiuoji. Okay, faina. Čia visas podcastas gausis apie daug veikit ir bus geriau. Ir viskas bus geriau. Bet iš tikrųjų taip ir yra. Jeigu tu susiplanuoji, net ir tą patį savaitgalį susiplanuoji, ką veiksi, darysi, arba jeigu nieko nesuplanavai ir likai namuose, pavyzdžiui, nežinau, nieko neveiki. Pavyzdžiui, mes einam laukia, mes turim kiemą, tai mes einam ten kapstyti žolę, ten tvarkyti po žiemos, arba ten žaidimo aikštelę valyti. Visada yra veiklų, niekada nebus, kad nėra. Taip, bet jeigu, pavyzdžiui, lyja lietus, ten pūga, sniegas ir tu tiesiog būni namuose ir niekur neišeini, gyvūni labiau pavargęs. Taip, tai yra, bet tu žinai, ten būdama gali stalo žaidimą pažaisti, gali apsitvarkyti, nežinau, kad ir filmą pažiūrėti kartais irgi labai gerai. Gerai, grįžtam dar prie vieno klausimo. Taip. Koks buvo pats sunkiausias momentas tapus mama? Galbūt iš pirmos... Nemiegoti. Miegas. Kai vaikai serga. Aišku, svarbiausia sveikata, kai vaikai serga, bet šiaip taip emociškai tai yra, kai tu nemiegi ir nemiegi ne vieną kartą, o nemiegi ten 2 mėnesius. Nemiegi ir, nes, taip yra, žmogus turi pailsėti naktį, persikrauti ir kai tu neturi to miego nei dieną, nei naktį, tai va tas labai išsekina, išvargina ir tu tiesiog daraisi piktą ir net, aš žinau, yra mano kelios draugės, kurios turėjo pogimdyvinę depresiją, ne? Kur tada net ir vaikas tau nebemielas tampa. Ačiū Dievui, kad man taip nebuvo, bet yra tas nuovargis ir ta depresija pas kitus įsivysto, ne iš nuovargio, iš visko. Tai manau, čia yra sunkiausia, nes šiaip, kad tu džiaugtumės tą motinystę, tu turi, jaustis gerai, būti sveika, energinga mama, tada tu galėsi ir tą gerą emociją perteikti savo vaikams, nes vaikams yra svarbu, kad ta mama būtų faina, ne, o ne pikta, rėkianti, ten, pikta visada. Tai ir kad mes tokias nebūtumėm, tai turime rasti, kaip pailsėti. Tai pavyzdžiui, aš miegodavau paryčiais. Noriu klausti, kai vis tiek turi patirties, kaip susistiguodavai, kaip rasdavai. Tarp 10 ir, pavyzdžiui, 12 būdavo tas miegas, kada nemiegodavo, va čia 2 savaičių, 3 savaičių, tai aš tiesiog, mano miegas būdavo kartu tą rytą. Tai tu bandydavai kažkaip, paskui būdavo vyras išneša vaiką ir aš kažkiek pamiegu, kol ten budrauja. Tu bandai kažkaip ieškoti, kitaip, gali būti rimtos pasiekmes ir tu bandai, pailsėti, kažkaip, gal ne taip, kaip norėtum, bet, Taip. Aš iš savo patirties irgi galiu pasakyti, kad miegas turbūt tas sunkiausias momentas, kurį reikia išmokti susistiguoti ir šeimoje tuos procesus, ar ne? Ir dar labai svarbu pasidalinti tuos darbus, ne? Pavyzdžiui, tarkim, pas mus dabar yra toks sunkesnis etapas, tas vadinamas raganėjimas. Taip. Ir maždaug nuo 6 vakaro iki 12 nakties. Kaip tu paimsi, ar taip, ar anaip, ten tigro pozą, visai blogai padedi ten į supinę. Mūsų supinės labai gelbė, beje, kažkaip atradom ten užlinguoja. Kas patinka. Jo, ir ten žiūri, tai žodžiu, aš tada atlaisvėju rankos, bet šiaip, turi atrasti, ne visi vaikai mėgsta. Tai tu turi kažkaip, tas labai, tas būtent ir išvargina. Tai šiuo metu.
Tai ir tada tu pasikeiti, va, aš duodu pusę valandos, aš ten, žinai, tenai žaidžiu su tom rankom, pusę valandos vyras ir kažkaip bandom tą balansą jo. Atrasti. Ir sako, aš einu, tada aš biškai prigulsiu, palsėsiu, nes esi išvargęs, kai tau tai yra 3-4 valandos ir ten visada reikia, visada, žinai, inkščia, ten tie diegliai yra. Tai va, tai yra tokie sunkesni etapai. Paskui dantis atsiranda, paskui dar tenai, ten tos krizės, visos augimo šuoliai, visko daug yra, bet vaikų turėkit, labai skatinu. Vienu žodžiu, stenkitės rasti laiko pamiegoti, tai tada visi klausimai kažkaip išsisprendžia. Aš dar atsimenu tokį juokingą dalyką, kur sako, neštukiam labai dažnai sako, miego kol gali, ne? Atrodo, tu tiek persimiegosi, kad jau nebūsi pavargus paskui. Miegosiu 2 metus. Jo 2 metus galėsi nemiegoti. Nu taip nėra. Viena sunki naktis, 2 dienas tu išėjai, žinai, nesvarbu, kad tu miegoji gerai. Tai va, tai rasti to poilsio, nežinau, masažas, belekas, kad šitoj vietoj tai vyrai gali gelbėti. Mes tai arba mamos, močiutės, draugė. Mes darydavom taip, kad aš užsidarau kambarį ir miegu, o vyras su leliuku išneša jo, kad mažiau jaustum sukniurksėjimus visus. Taip, nes mama, žinai, tos ausis, jo, mes viską girdim per 3 sienas. Sarasi, kad dar taip per kelis kambarius išnerti. Ir toks būdavo aišku susitarimas, kad atneša lelių tik tada, kada jam reikia valgyti. Taip, pas mus irgi taip pat. Bent jau tas 2-3 valandas kažkaip įgauti to gilesnio miego. Ir dar geras maitinimas. Nes, aišku, kai esi pavargus, tai turiu prisipažinti, kad aš ten pasislėpus tų saldainių pavarydavau. Bet dabar jau, dabar aš mitybos planą dabar valgau, nes tiesiog man susitaupo laiko, nes, žinot, kai viską daug darai, ne viską spėjai, tai kai tu valgai gerą maistą, tau nebesinori to blogo maisto. Ir kai tu pavalgai dar, taip reguliariai, o ne šiaip vieną kartą per dieną arba tenai pradedi valgyti, nežinau, 2 valandą, tai tada to kaip sakant, tų šudukų nebesinori. Tai va, tas irgi labai svarbu ta mityba ir įsivažiuoti tokį ritmą, sveikesnį mitybą, tada tu irgi kitaip jautiesi. Aš čia paantrinsiu Soterą, maistas visas yra geras, tik yra pramoginis maistas, bet papramogauti reikia. Jo, aš tai pramogauju, man kebabai. Dažnai pramogauju. Jo, pas mus penktadieniais, kaip sakau, būna katanų vakarėliai, tai mes tenai kinderiukai eina į trasą. Bet tai irgi prisideda. Aš nebesinori dabar. Bet tai prisideda irgi prie geresnės emocinės. Yra ko laukti, džiaugtis. Taip, o paskui grįžai pirmadienį ir vėl valgai savo sriubą ar troškinį. Vien salotom irgi mamas neišgyvens. Man patinka pavalgyti, bet žinai, vis tiek, tas sveika mityba, kai mes tengiamės dėl vaikų, o save pamirštam, ne? Vaikams svarbiausia ekologiška mėsytė, sriubytė, o ten paskui kebabus valgom. Tai būkim pavyzdžiai savo vaikams. Taip. Aš esu skaičius dar tokią knygą, labai pavadinimo neatsiminsiu, bet irgi buvo karas ir pavyzdžiui, kam atiduoti paskutinį maisto kąsnį? Mamai pačiai suvalgyti ar vaikui? Tai pagrindinis dalykas yra, kad mama turi suvalgyti, kad galėtų rūpintis. Tada jinai turės jėgų pasirūpinti savo vaikais. Tai čia taip pat kaip ir lėktuve. Pirmą dedasi mama kaukę ir tada vaikui deda. Taip, nes kai mes būsime energingos, sveikos, veiklios, tai mes pasirūpinsim savo šeimom ir visi bus laimingi, ar ne? Taip. Aš manau, kad šio podcast'o galbūt toks įkvėpimas visoms pavargusiom, nes visos mes pavargusios, visos užsiknisusios, bet visos to pačiu ir labai labai laimingos, kad turim vaikus, kad galim, nes ne visi gali turėti vaikų ir tas irgi labai, arba tie praradimai vaikų labai palieka didelę žymę, tai aš visada sakau, nepraraskim vilties, dirbkim, keiskim, jeigu kažkas yra blogai. Raskim draugų ratą, kurie teiktų tau geras emocijas, kad kuo mažiau to negatyvo, jeigu jaučiat kažkas ten pikto, negero, trinkit iš savo gyvenimą. Aš visas sekėjas, jeigu atsiranda ten nesekėjas, ten būna su pasikeitusiais pavadinimais, be nuotraukų, ten sėdi, belė tik pastebėti ir kažką apkalbinėti, aš kart blokuoju, nes tavęs, kam tokio žmogaus mano aplinkų reikia, man nereikia, žinai, to negatyvo. Tai mokėti atsiriboti nuo blogų emocijų. Ir tada pamatysis, kad šiaip ta motinystė ir visas gyvenimas bus tiesiog šviesesnis. Taip. Aš dar norėčiau paklausti,
ką atradai tapus mama? Nes kad mes mažiau miegam, mažiau einam su draugėmis į kavinę, nu tai čia jau visiems aišku, ar ne, kad atsirink. Bet ką atradai va tapusi mama? Kad galiu labai daug ką daryti, nes aš buvau labai miegalė, aš, pavyzdžiui, miegodavau iki 12. Man miegas visada buvo labai, mano vaikas sako, mama, sako, tu miegi ir miegi. Kai galėdavau, aš miegu, nes man taip suteikia jėgų. Tai vat atradau, kad aš labai galiu daug nuveikti ir mažai burbėti, nes kai daug darai, tai nebeburbi. Tai vat galbūt tą, kad galiu labai daug nuveikti ir kad aš tapau labai drąsi. Aha. Jeigu dabar grįžtume į tą laiką, jeigu čia stebi mano kokias klasiokės, tai tikriausiai būtų keista, kad apskritai aš čia sėdžiu ir šnegu. Nes man būdavo naiti prieš klasę ir padeklamuoti Maironės pavasaris, ten žodžiu, eilėraštį ar kažką. Aš visą va taip drebėdavau, ta prasme. Atsimenu, kai net savo pirmus renginius dariau, taip tas mikrofonas, va taip sudėlis pusės. Aš buvau labai labai uždara, labai konservatyvi, labai tyli, labai visko bijodavau. Nu viskas tokia, visa tokia atrodo susigūžusi, ta žinai, tikra tokia lietuvikė. O dabar esi, čia, ką pašnekėjau, kad atverė, kalbam, ką noriu. Tai va, ir tokia galiu ateiti, va, prieš 1000 žmonių kalbėti, prajuokinti, atsipalaiduoti, galiu būti, va, nesukti galvos, būti rebaluota galva. Tai va, ta mane galbūt atpalaidavo ir padrasino motinystę. Tai va, tai mes tada visas mamas būsimas, esamas ir įkvėpiam, kad veiklos ar ne, pati motinystė, pozityvi ir aplinka. Kaip moteris išlaisvina, ar ne? Ir mes gebam atrasti daug visokių naujų veiklų, net savo asmeninių savybių, kur pačios net neįsivaizdavom, kad galim būti kaip iš to, žinai, tokios drebančios, žinai, tampi tokia kitokia. Tai va, aš manau, kad ta motinystė yra labai faina ir va, nebijokit turėti daugiau vaikų. Tikrai, kuo daugiau turi ir veiklų, to daugiau ir pasidarai. Turi daugiau tų vaikų irgi pasidarai, nes man dabar atrodo su vienu vaiku, tai ką čia veikti, ne? O kai turėjai tą vieną vaiką, o Jėzus Marija, kaip sunku, ten, žinai, nu visada atrodo, kai toj situacijai gyveni, bet kai atsiranda visko daugiau, tu irgi pradedi suktis greičiau. Tokia vikrumas atsiranda, tai va, žodžiu, turėkit daugiau vaikų. Skatinam gimstamumą. Tai va, tai iš to ir išplaukė. Būti mamomis, rasti laiko savo, pamiegoti, taip jūs tapsit visiškai naujomis savimi. Ir nebijoti paprašyti pagalbos. Va, pagalbos paprašyti būtinai reikia iš artimiausių. Ir draugų. Taip, ir draugų. Turėti geras draugas, bent vieną gerą draugą ir tai labai gerai bus. Taip. Tai ačiū, kad tu šiandien sutikai su mumis praleisti rytą. Tikiuosi, neprailgo jūs. Tai va, ačiū Jums, kad darot gerus darbus, nes tokie podcastai, manau, įkvėpia daugelį mamų, nes reikia įkvėpimo. Reikia įkvėpimo, reikia palaikymo ir kadangi pozityvumo. Pačios esame mamos, žinome tą kasdienybę, ar ne? Ir tiesiog būna blogai, būna labai gerai. Būna labai gerai. Tai taip ir gyvenimas. Tai linkime Jums, kad būtų visko tik geriau.